Kas buvo pirmasis lietuvis diplomatas? Lietuvos valstybė negalėjo egzistuoti be efektingos užsienio politikos. O efektingai užsienio politikai reikalingi gabūs diplomatai. Tai kasgi buvo pirmasis lietuvių diplomatas? Mes žinome jo vardą. Tai paslaptingasis Parbus. 1251 metais Mindaugas nusprendė krikštytis ir gauti karūną. Tačiau tam reikėjo popiežiaus pritarimo. Lietuvos valdovas paskiria savo pasiuntiniu Parbų, kuris kartu su Livonijos ordino magistru Andriumi Štirlandiečiu keliauja į Rygą, o iš ten į Milaną, pas popiežių. Aišku yra tai, kad jis yra kunigaikštis, aukšto rango kilmingasis, greičiausiai Neries žemės kunigaikštis. Beje, ir turėjo sūnų, kuris turbūt paveldėjo tą statusą. Tikrai galima drąsiai pavadinti pirmoji žinomų Lietuvos diplomatu. Tikrai. Ta misija, kurią patikėjo Mindaugas, kodėl jį pasirinko, mes tikrai nežinome, bet galima nesunkiai numanyti. Tikriausiai, aišku, kad žmogus turėjo patirties, gal anksčiau jau buvo dalyvavęs derybose su to pačiu Štirlandu. Bet kuriuo atveju jo tinkamumą geriausiai atspindi vienas Livonijos Lietuvos kronikos autoriaus žodis, kuris šiaip jau tikrai nesisvaidė pagirimais lietuviams. Jis apie jį pasakė Enredlich Herman, kad sumanus toks vyras. Iškyla klausimas, kaip Parbus sugebėjo įvykdyti tokią misiją? Juk lietuviai neturėjo rašto, ką tik buvo sukūrę valstybę, kaip jie galėjo turėti supratimą apie vakarus, popiežių, bendravimą su kitomis kultūromis. 13 amžiaus lietuvių nereikėtų įsivaizduoti gyvenančių gūdžiose giriose, nieko nežinančių, kas vyksta svetimuose kraštuose. Tai įrodo Kernavė. Ten randama radinių iš slavų, netgi iš arabų pasaulio. Vadinasi, buvo aktyviai prekiauta, keliaujama į tolimus kraštus. Archeologiniai tyrimai rodo, kad lietuvių ir kitų baltų genčių kariai prisijungdavo prie vikingų, nukeliaudavo plėšti tolimų Anglijos pakrančių. Baltų kariai stodavo ir į kaimyninių valdovų kariuomenės. Mes žinome, kad viena iš prūsų genčių, Galindai, buvo nukeliavę netgi iki Ispanijos. Ir apie vieną Galindą netgi yra palikta rašytinių žinių. Yra toksai ispanų epas, jis vadinasi Elsidas. Jis yra labai senas, turbūt netgi seniausias Europoje epas, senesnis už Rolando giesmę, už Nibelungų giesmės ir taip toliau. Ir ten jau pagrindinis veikėjas yra toks riteris Elsidas, kuris kariavo su maurais, tame vadiname rekonkvistos kare, kai ispanai iš maurų atsikariavo pusiasalį. Ir jo kompanijoje, reiškia jo artimiausioje aplinkoje, ten yra 5-6 žmonės, buvo toks Galindas Garcia de Aragon. Tai jisai pasižymi tuo, kad jis yra pats jauniausias ir pats drąsiausias, vadinasi Bueno Lancha arba Bueno Cavaliero, reiškia de Aragon, ką reiškia Bueno Lancha arba Fardida Lancha, reiškia drąsioji ietis arba aštrioji ietis. Ietininkas būdavo tas, kuris pralaužė priešų užtvarą, o paskui jau eina kita, jo, reiškia, bendražygiai ir ten jau kapojasi kalavijas. Taigi, baltai nebuvo uždari žmonės, keliaudavo po pasaulį ir šią jų savybę vertindavo kitų tautų karaliai. Juos pasitelkdavo diplomatinėms misijoms. Mes žinome pirmąjį baltų diplomatą – Sembą Vidgaudą. Sembų pirklys Vidgaudas plaukia su savo laivais Baltijos jūrą, jį užpuola kuršiai. Vidgaudas, gelbėdamasis nuo kuršių, slepiasi Hedebiu pas Danijos karalių Knutą Lavardą. Jam pasakė, reiškia, Lavardas, aš cituoju, rinkitės vieną iš dviejų. Arba priimsite krikščionį tikėjimą ir pasikrikštysite, ir tada visi būsite čia maloniai priimti, arba turėsite pasitikti tai, kas jūsų laukia. Vidgaudas atsakė, mielai priimsiąs tikėjimą. Nebuvo kito išeities. Tiesa, prieglobstį gauna jis ne už dyką. Reikėjo brangiai sumokėti. Pirklys Vidgaudas, Sembas, prūsas, nukeliavęs pas karalių į Daniją, jam įteikti dovanų ten kažkiek tūkstančių kiaunių kailių, sakysim, ar kitokių brangių žvėrelių. Aišku, tokia dosni dovana suminkštino Danijos karalių širdį. Jis ne tik Vidgaudui leido pasilikti savo šalyje, bet jį pasiuntė į diplomatinę misiją. Knutas Lavardas po to Vidgaudą siunčia į Novgorodą,
ir siunčia su užduotimi, sakykime taip, išpiršti Novgorodo kunigaikščio Mstislavo dukrą Ingeborgą arba Engelbjorgą. Iš esmės tai pavyksta, tą patvirtina ir rusų šaltiniai, kad apie 1116 metus šita santuoka įvyksta. Bet esmė, kad Vidgaudas iš esmės yra su diplomatinė misija. Jis ne piršlys, čia yra diplomatinė misija. Tad Sembas Vidgaudas turėjo būti tikrai talentingas ir daug pasiekęs žmogus, kad jam buvo patikėta tokia svarbi misija. Jisai tikrai turi tam tikras patirtis, turi tam tikras kompetencijas, matomai prekiavęs ir su rytais, ir su vakarais. Jis turi žinoti ir kalbą, ir papročius, ir tradiciją, ir neturi būti, nežinomas žmogus. Jis be abejonės turi būti tam tikras autoritetas, kad su juo šnekėtųsi. Net ir tais laikais mes dabar matome mūsų diplomatijoje, kad ne visada ne su visais kalbasi. Tai bet ko tikrai nesiuntė. Iš tikrųjų mes galim kalbėti apie, pirmą baltų kilmės diplomatą, mūsų, sakykime, istoriją, konkretų asmenį.